Neištikimybė. Skausminga ir aktuali tema. Šiandien kaip tik tai gavau klausimą, kągi daryti, jeigu jauti, jog poroje atsirado trečias. Ir žinote, iš karto buvo pasufleruotas atsakymas. O gal vis tik tai išmintingas žmogus turėtų patylėti, nutylėti, išlaukti, kol viskas nurims ir viskas susitvarkys. Vienas iš variantų, kaip ir kitas variantas, galėtų būti pulti ir prašyti pasiaiškinti. O gal trečias variantas – surinkti faktus ir kloti ant stalo. Visos šitos trys strategijos, ko gero, yra plačiai naudojamos mūsų visuomenėje, bet pagalvokim, pasvarstykim, kiek jos yra vertingos, kiek jos yra efektyvios ir kiek jos gali būti naudingos jums. Kasgi vyksta, kada mes iš tikrųjų tylime ir nutylime. Jo labiau šitą strategiją, ko gero, mes esam girdėję iš savo mamų, močiučių, pasakojimų istorijų, kaip jos išsaugojo šeimą, o gal buvo atvirkščiai, gal tėtis išsaugojo šeimą ir va toliau laimingai gyveno. Tik tai aš labai norėčiau paklausti, kokia tai buvo sąskaita, kokia tai buvo emocinė ir fizinė to žmogaus sąskaita, kaip jisai jautėsi, kaip jisai tuo metu gyveno, kokiomis emocijomis disponavo ir kokia jo buvo sveikata. Tai pasižiūrėkim, kas vyksta, jeigu mes tylime. Jeigu mes iš tikrųjų tylime, tai mes tylime tik tai nesakome žodžiu, bet mes kalbame mintyse. O mintys, kaip žinia, energija, kuri sukelia mums emocijas. Ir kada mes galvojame blogai apie kitą žmogų, kada mes įtarinėjame, galbūt šmeižiame, galbūt kaltiname save, kad mes kažko patys nepadarėme. Žodžiu, mes kūrėme tam tikrą filmą, tam tikrą istoriją ir murdomės tose prastose emocijose. Ir maža to, šitos emocijos pasiekia kitą žmogų, nes prisiminkim, mintis yra energija, emocijos yra energija. Nes apie ką mes galvojame, mes tokią energiją siunčiame kitiems žmonėms ir taip pat tą neigiamą krūvį pajaučia kitas žmogus, jis arba jaučia tiesiogiai, arba jaučia, kad kažkas tai vyksta negerai su jo kūnu, tai gali būti ir širdies ligos ir visokios kitokios, ir lygiai taip pat ir pas jūs gali sutrikti fizinė ir emocinė sveikata. Tai šita strategija iš tikrųjų yra labai netinkama, nes jūs pildote maža to dar emocinį banką, tą vadinamą emocinę talpyklą, neigiamų minčių talpyklą, neigiamų emocijų talpyklą, o tai yra toksai neigiamas emocinis krūvis, dar vadinamas skausmo kūnu arba ten ego dalis. Žodžiu, apie tai aš kalbėsiu kitose videos ir kalbėsiu plačiau apie skausmo kūną, apie jo įtaką, iš kur jis atsiranda, kokią jis įtaką daro mūsų kasdieniniai jausenai, mūsų fiziniai sveikatai, mūsų emociniai sveikatai, mūsų energijos kiekiui turimam, mūsų sprendimam. Tai bus atskiras video. Bet dabar grįžkime prie tų strategijų, kurias mes naudojame šitos situacijos konkrečiai atveju, kada įtarinėjame, kad poroje yra trečias. Tai jeigu mes pasirenkam antrą strategiją, tai reiškia pulti ir prašyti pasiaiškinti. Kas vyksta tuo metu, kai mes puolame kitą žmogų, kai mes prašome pasiaiškinti? Paprastai mes sukeliame konfliktinę situaciją ir kitas žmogus priverstas yra gintis. Ir gali būti iš tikrųjų, kad mes nepagristai įtarinėjame, ar ne, kad nieko panašaus nevyksta, galbūt yra pakitęs elgesys, galbūt žmogus išgyvena visiškai kažkokį dėl kitokių priežasčių išgyvena sudėtingą laikotarpį, dėl to pasikeitė jo elgesys, pasikeitė jo emocinė būklė. Taigi, ko gero neveiksminga strategija, nes mes galim apsikvailinti, mes galim sukelti konfliktinę situaciją, mes galim sugadinti santykius. Trečia strategija – surinkti faktus ir kloti ant stalo. Kaip mes surinksim faktus? Paprastai, tada mes jau turėsime peržengti kito žmogaus ribas. Mes imsime šnipinėti, mes imsime sekti. Pagalvokime apie tai, kad kitas žmogus nėra mūsų nuosavybė, kad ribų peržengimas nėra geras dalykas. Nes jeigu mes perženginėsim kito žmogaus ribas, gali kažkas tai ir mūsų iškės peržengti. Apie tai irgi yra plati tema, galim bus pakalbėti ateityje. Tai kągi daryti? Kągi daryti? Atsakymas būtų kalbėtis, bet kalbėtis išmintingai. Bet paprastai mes nesikalbam. Kodėl nesikalbam? Kodėl mes vengiame pokalbio? Dėl dviejų, ko gero, pagrindinių priežasčių. Mes nemokame susitvarkyti su savo emocijom. Mes bijome pokalbio, nes bijome, kad mes tose kritinėse situacijose nesuvaldysime emocijų, kad mes neišsakysim savo poreikių,
kad mes pratrūksime, galbūt apsiverksime, galbūt supyksime, galbūt tai nevaldoma situacija ir kad nieko mes gero nesiaiškinsime. Kitas dalykas, mes nemokame palaikyti empatiško dialogo, mes nemokame kalbėti. Yra tam tikra iš tikrųjų kalbos struktūra, empatiškos kalbos struktūra, dalykiškos kalbos struktūra, kada mes valdom pokalbį. Iš tikrųjų, sėkmės lydimi žmonės naudoja tam tikrą strategiją, vadinamą aš kalbą, kur yra konkrečiai kaip, kada, ką sakyti, kad nesukelti pasipriešinimo kito žmogaus, nes išmokus šitą kalbos struktūrą mes galim vesti derybas, mes galim kalbėti nepatogią temą, tai yra tam tikri dalykai, tam tikri žingsniai. Neseniai vedžiau webinarą, iš tikrųjų yra įrašas, jeigu kam bus įdomu, užsukite į mano parduotuvę ritaregalė.lt parduotuvė ir tenai rasite įdomių video, taip pat apie tai, kaip valdyti savo emocijas ir apie sėkmingos komunikacijos raktus, tai būtent apie tą aš kalbą. Taigi, kad mes galėtume išspręsti dalykiškai šitą situaciją, kad mes galėtume pasikalbėti, mums reikalingi tam tikri įgūdžiai, emocijų valdymo ir kalbos struktūros. Taigi atsakant, reziumuojant, kągi daryti, jeigu turi įtarimą, kad poroje atsirado trečias, reiškia kalbėtis ir pasakot apie savo jausmus, savo išgyvenimus, savo emocijas, bet tam reikia kalbėti tinkamu laiku, surasti tinkamą laiką, surasti tinkamą vietą, kalbėti tinkamu tonu ir naudoti tinkamą kalbos struktūrą. Taigi pasiūlymas mano, kalbėkitės, būsite išgirsti, klauskite ir sužinosite, kągi jaučia kita pusė, kokiegi jos yra poreikiai ir surasite bendrą sprendimą ir surasite win-win sprendimus. Tai šiandieną norėjau tiek, iki kitų susitikimų.